Rytas, tai kuo šiandien varžovai nevarės? Viskuo. Šarūnas sakė, kad iš karto Ramsai buvo susitaikęs po laimėjimo. Nu, žinote, būkime realistai, žinom, kur mes esame ir žinom, kas per komandą ir ką mums reikia daryti. Taip, kad Realas šiandien tikrai buvo visą galvą aukštesni. Jie tai rodė, bet aišku, kovojam, stengiamės, bet yra kaip yra. Tik treneris, tiek Šarūnas, sako, kad reikia laiko, kiek to laiko tai galvojam. Sunku pasakyti, čia jeigu žinotume, tai, kaip sakant, būtume tiek to laiko susirinkę anksčiau ir būtume viską padarę. Čia sunku pasakyti, daug jaunimo, nauja komanda, reikia susižaisti visiems, kaip sakant. Sunku pasakyti, negaliu pasakyti, kiek laiko reikia. O tas jaunimas tinkamai pakeičia tos lyderius? Be abejo, kaip pasakyti, išeina, stengiasi, kovoja, turim tikrai gerą jaunimą ir reikia jiem daug žaisti ne tik LKL, bet ir Eurolygoje, kad jie apšiltų tas kojas ir su kiekvieną dieną su kiekvienom varžybom, manau, jie padės daugiau ir daugiau. Svarbiausia, kad išeina drąsiai, Kaunas nieko nebijo. Tas pralaimėjimas nesugadins komandos atmosferos? Ne, nesugadins. Ką mes žinom, ko mums trūksta, pasikartosiu. Žinom, ko mums trūksta ir dirbsim toliau. Dėkui.